Labas vakaras. Jonavos kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti trečiadienio sausio 31 dienos žinias. Netrukus atliekų surinkimo akcija. Siekiama, kad Lietuvoje veikiantis globos centrai dirbtų vieningai. Vyksta bazinio kario kurso vertinamosios pratybos. Supjaustytame automobilyje rūkalų kontrabanda. Vasario 6-ąją Jonavoje organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija. Šių metų vasario 6 dieną Jonavos rajono savivaldybėje, įgyvendinant aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekos, vidaus degimo variklių, oro filtrų atliekos. Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos automobilių, hidraulinių, tepalinių, amortizatorių atliekos su tam tikromis išimtimis, automobilinių ir pramoninių akumuliatorių atliekos. Turintys išvardintų atliekų kviečiami iki vasario 2 dienos registruotis elektroniniu paštu atliekos@atc.lt arba telefonu nurodytu ekrano apačioje. Bus siekiama, kad Lietuvoje veikiantys globos centrai dirbtų vieningai. Per pastarosius kelerius metus globos sistema išgyveno nemažai pokyčių ir visi jie yra sutelkti į tai, kad visi vaikai rastų namų šilumą ir gautų kokybišką pagalbą budinčių globotojų ir globėjų šeimose be jokių tarpinių stotelių, ligoninių, institucijų ar krizių centrų. Dar prieš 5 metus Lietuvoje pradėti steigti globos centrai pateisino lūkesčius. Tačiau iki šiol nėra vieningo teisės akto, pagal kurį globos centrai vykdytų savo veiklą. Šiuo klausimu Jonavos socialinių paslaugų centre surengtas Lietuvos globos centrų atstovų darbo grupės susitikimas. Šiandien džiaugiamės galėdami priimti visos Lietuvos globos centrų atstovus. Tai turime svečių ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, ir iš Telšių, iš Utenos, iš Vilkaviškio ir daugelių kitų rajonų. Tai džiaugiamės tuo, kad šiandien surinkom čia visus globos centrų atstovus. Iniciatyvą šito susitikimo parodė ministerija ir įvaikinimo tarnyba. Ir gerbiama Rugilė būtent mūsų centrą išskiria kaip pavyzdinį ir nutarėm, kad galėtų tas susitikimas vykti būtent Jonavoje. Mūsų tikslas šiandienios susitikimo yra pakalbėti ir paruošti tam tikrus, jau išdiskutuoti ir paruošti tam tikras gairės naujam teisės aktui, kuris turėtų gimti, tikimės, kad šiemet. Kalbam apie globos centrų vadovą, nes globos centrai, nepaisant to, kad jau perkomėm tų 5 metukų jubiliejų, tačiau pakankamai jauna yra veikla. Vaikų globa šeimoje taip pat yra pakankamai dar naujas reiškinys mūsų visuomenėje, tam, kad stiprinti globos centrus, tam, kad visoje Lietuvoje būtų vienoda praktika, dirbant su globėjais, padedant jiems globoti tėvų globos netekusius vaikučius, turi būti stiprus ir teisės aktų paruošimas, kuris negali atitrūkti nuo kasdienės praktikos, nuo to, su kokiais iššūkiais, su kokiais sunkumais susidurim mes praktikoje. Tai džiaugiamės tom, kad yra tas noras diskutuoti, yra tas noras kartu su visų globos centrų specialistais kalbėtis apie tai, ir išdirbti vieningą tokį teisės aktą, kuris galėtų būti naudingas ne tik tai globos centrų specialistams, kas yra labai svarbu, bet svarbiausia, kad globėjams, kurie globoja vaikučius, ir atitinkamai pagerintų globojamų vaikų gyvenimą ir jų kokybę. Šiandien darbo grupė turi svarbius klausimus išsidalinti regionais, kas kokius klausimus rengs mūsų globos centrų vadovui, mūsų standartui ir susidėti pagrindinės gairės globos centrų vadovo. Atskirose regionuose veikiantys įvairūs globos centrai turi savo vadovus, savo bendruosius veiklos nuostatus ir atskaitingi skirtingiems vadovams. Todėl atsirado būtinybė suvienyti Lietuvos globos centrus.
Kiekvienam rajone yra tam tikra specifika, globos centrais tampa arba biudžetinių įstaigų padaliniai, kaip šiuo atveju mūsų, taip pat buvę vaikų globos namai persiorientuoja ir tampa globos centrais, taip pat yra nevyriausybinio organizacijų, kurios apsiema vykdyti šitą veiklą. Tai situacija ir šiandien mes čia turime tiek biudžetinių įstaigų globos centrų, tiek nevyriausybinio organizacijų, kurios veikia įvairių savivaldybių teritorijų ir vykdo tą veiklą su globėjais. Tai taip, kiekvienas globos centras turi savo vadovą. Taipogi, jeigu tai yra biudžetinė įstaiga, tai atskaitingas savivaldybės vadovams ir tuo pačiu yra kuriamas tam tikras tinklas. Na ir kalbam apie tai, kad ministerijoje taip pat yra tam tikra grupė sukurta ir prie vaiko teisių apsaugos tarnybos. Taipogi Rugilė yra globos centrų koordinatorė ir tokia sistema tarsi padeda koordinuoti bendrai visą procesą Lietuvos mastu. Tikrai jau yra sudėliotos pagrindinės mintis, visi regionai Lietuvos jau yra sudėję tas mintis pagrindinės į turinį ir labiausiai, aišku, specializuosimės ties aukščiausiais standartais pačių darbuotojų elgesio, savo pagalbos, taip pat ties globėjų pritraukimų ir viešinimų globos ir taip pat, aišku, pačia aukščiausia paslaugų kokybė, jo standartų, kaip ji turi atrodyti ir bendradarbiavimas tarp institucijų. Ne pirmus metus kalbama, jog Lietuva būtų be vaikų namų, o be tėvų likę vaikai būtų globojami šeimynose. Mes ir tendencingai einam link šito tikslo, kalbam apie tai, kad vaikų globos namuose gali likti nedaugiau nei 10% vaikų. Tai Jonava kol kas tendencingai tikrai ir sėkmingai vykdo šitą programą ir mes kalbam apie tai, kad mūsų vaikai, pagrindė dauguma mūsų vaikų, tai virš 130 vaikų randa savo namus globėjų šeimose, kuo mes labai džiaugiamės. Kiti rajonai, galbūt kiekvienas rajonas turi savo specifiką, yra panašių situacijų, yra gal truputėlį sunkesnių situacijų, bet tai iš esmės mes kalbam apie tai, kad visi rajonai stengiasi apgyvendinti visų pirma vaikučius, tada, kai jau teismo sprendimo vaikas išimamas iš šeimos būtent pas globėjų šeimose ir tik tai kraštutiniu atveju pasirenkama institucija. Kaip suprantu, šiandien susitikimas nebus paskutinis. Tikrai taip, tai yra tokia pradžia didelio proceso ilgo, bet tikimės tuom, kad ta darbo grupė, kuri šiandien susiburs, labai efektyviai ir darniai vyks ir turėsime tokį apčiuopiamą ir naudingą rezultatą. Mes turime aukštus lūkesčius šioje srityje ir tikimės, kad gegužės mėnesį šis projektas bus priduotas į leidybą. 2023 metų pabaigoje šeimos aplinkoje augo 4603 tėvų globos netekę vaikai, 4072 globėjų arba rūpintojų šeimose, 262 vaikai šeimynose, 269 budinčių globotojų šeimose. Visgi dar 1168 vaikai, daugiausia vyresnio amžiaus, gyvena institucinėje globoje ir laukia globėjų, kurie priims juos į savo šeimą. 2023 metų pabaigoje Lietuvoje tėvų globos netekusius vaikus globojo 3582 globėjai, 272 budintis globotojai ir 55 šeimynos. 11 savaičių trukęs bazinis kario kursas baigiamas vertinamosiomis lauko pratybomis, kurių metu vertinami karių individualūs įgūdžiai. Just breathe. Baigėsi jų 3 mėnesių bazinis kario kursas ir kurio metu jie, kaip šiandien matėte, vykdė žvalgybos patrulį, buvo išėję ir grįždami iš žvalgybos patrulio pateko į pasalą ir atidirbinėjo veiksmus patekus į pasalą. Šiuo metu jie yra baigiamojo stadijoje, jiems vyksta žinių, įgūdžių ir mokėjimo tobulinimo pratybos. Besibaigiant baziniam kario kursui, šauktinis pirmiausia turi turėti visus
būtinus taktikos elementus, tai kaip higienos laikymasis, maitinimas lauko sąlygomis, maskuotė ir kiti dalykai, kas liečia taktikos elementus, taip pat būt praėjęs kovinio šaudymo pratybas, topografijos pratybos ir taip pat rikiuotės, bet tų dalykų, be kurių jūs negali toliau vykdyti tą 9 mėnesių kario tarnybos. Mano vardas yra Kovas Juan Luksas. Visi domėsi ir labai gerai bendraujam, bet ne dėl to, kad esu arba lietuvis argentinietis, ar dėl to, kad nors kito. Tiesiog gerai visi elgesi, mes jaučiu tą pagarbą ir su visais galiu normaliai bendrauti. Čia tikrai baigiau kursą lietuvių kalbos ir tada atvykau į kariuomenę. Galiausiai, nežinau, man tas šalta, man šalta ir biškai sunkiau, kai batus ten šlepi ir taip toliau, vienintelis dalykas. Aišku, dėl kalbos kartais, bet nieko ten. Oras šioms pratyboms tikrai nebuvo įprastas, sakysim, šlapdriba, sniegas, bet buvo kariam padarytos visos sąlygos susidžiovinti jų sušlapusią ekipuotę ir aprangą. Du skirtingi dalykai - vasarą ir žiemą. Aš tai siūlyčiau, rekomenduočiau geriau eiti žiemos metu, tikrai patyrė daug didesnių iššūkių. Buvo tikrai iššūkis, bet labai norėjau priprast prie šalčio ir taip toliau. Manau, kad geriausias būdas, jeigu nori patobulinti ir išmokti ką nors, yra tiesiog išbandyti save ir dėl to pasirinkau, kad žiemą būtų. Kaip matome, esame būrio stovyklavietė. Aplink būrio stovyklavietė yra iškasti apkasai gynybiniai. Prieš užpuolimo atveju pačioj stovyklavietėje palapinsiaustė, kurioje vienas, kaip iš pavyzdžių, kaip galima įsirengus pernakvoti bet kokiomis oro sąlygomis. Ateina laikas, įsirengia, ryte per naktį permega, ryte atsikelia ir toliau vykdome užduotis. Susitvarkome ir toliau vykdome užduotis. Nakties metu vyksta iki ryto budėjimai, dienos metu, kada išeina skyriai užduotis, pasilikę skyrius vykdo būrio stovyklavietės apsaugą ir kitus rutininius darbus. Galvojam, bus jau, manau, kulkos veidininkas, jeigu taip gerai pasakau. Įdomu, tikrai noriu šaudyti biškai. Mano atveju aš pats pasirinkau. Jeigu jie tikrai nori ir patys nusprendė, manau, kad nieko blogo. Manau, kad visi turi pasirinkimą. Jeigu yra tas noras grįžti, aš tikrai pritariu ir manau, kad tikrai labai apsimoka. Muitininkai supjaustė automobilį, rado kontrabandinių rūkalų slėptuves. Raigardo kelio poste muitinės pareigūnai sulaikė lengvąjį automobilį su nelegalių cigarečių kontrabanda. Visame automobilyje buvo paslėpta 195 pakeliai rūkalų, praneša Kauno teritorinė muitinė. Iš Baltarusijos per Raigardo kelio postą į Lietuvą lengvuoju automobiliu Opel Sintra atvykęs Baltarusijos Respublikos pilietis deklaravo, kad draudžiamų, ribojamų ar apmokestinamų prekių bei daiktų neveža. Kontrabandinės cigaretės buvo aptiktos muitinio tikrinimo metu įvairiose transporto priemonės vietose, po priekinė panele, vairuotojo bei keleivio kojomis specialiai įrengtose slėptuvėse. Pastaruoju metu muitinės pareigūnams neretai tenka griebtis elektrinių pjūklų, kad pasiektų slėptuvėse sukištus kontrabandinius rūkalus. Išpjovus automobilio grindis paaiškėjo, kad čia esančioje ertmėje iš viso slėpta 195 pakeliai cigarečių NZ, Minsk Capital ir Elegance Green Super Slim su baltarusiškomis banderolėmis. Muitinės pareigūnai sulaikė cigaretes ir automobilį, o pažeidėjai surašė administracinio nusižengimo protokolą. Už šią kontrabandą gresia piniginė bauda, nelegaliai gabentų tabako gaminių ir automobilio konfiskavimas. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis ketvirtadienį. Ketvirtadienio naktį daug kur krituliai, vyraus nedideli, kai kur plikledis rūkas. Nakties temperatūra apie 0 laipsnių. Dieną krituliai, vyraus šlapdriba, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų. Temperatūra dienos metu nuo 0 iki 3 laipsnių šilumos.
Šiandien atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Gero vakaro.